Sveiki gerbėmiai Forex prekiautojai, ši video apžvalga bus skirta gana plačiai temai, kaip prekiauti neturint daug pinigų, arba kitaip tariant, kaip prekiauti nedidelėse sąskaitose. Temos aktualumas yra didelis, kadangi nemažai galima sutikti nuomonių, kur teigiama, kad Forex rinkoje be didelių pinigų, be didelio kapitalo neva nėra ko veikti, nes prekiaujant su nedidelėmis sumomis ir uždarbis yra menkas. Na ir iš karto kyla klausimas, o nedidelės sumos tai čia kiek? Matyt reiktų pradėti nuo šio klausimo, nes užsienio forumuose arba užsienio straipsniuose Europoje arba JAV, kuriuose rašoma, kaip prekiauti nedidelėse sąskaitose, ten yra dažniausiai nurodoma, kad mažos sumos, mažos sąskaitos yra nuo $5,000 iki 20. Tai jų supratimu yra nedidelė sąskaita. Taip būtent ir būna rašoma, jei pas jūs yra viso labo $20,000, tada jums reikia ten ir ten tarkime tokių ir tokių strategijų, ar prekiauti tokiu ir tokiu kontraktų kiekiu ir taip toliau. Na, bet dėja su mūsų realiomis tokie skaičiai yra nelabai dažni, sakykim taip, ir dažnai ne visiems realūs. Pradėkime gal nuo to, kas atveda žmogų į Forex. Na, dažniausiai. Tai būtent noras turėti daug pinigų, pas daugelį, ypač Forex naujokų taip pat yra noras turėti vilą, jachtą, asmeninį lėktuvą, pilį, tapti milijonieriumi ir panašiai. Tokias svajones meskit iš galvos iš karto, net ir tie, kurie prekiauja didelėse sąskaitose. Kodėl? Todėl, kad tokie dalykai, kurie yra prabangos kategorijos, yra perkami tada, kada yra daug laisvų pinigų ir klausimas yra statomas ne kad sukaupti, sutaupyti, o klausimas yra statomas kodėlgi ne. Kai klausimas statomas taip, tada galite pirkti. Bet jeigu jums reikia taupyti kažkokiai prabangos prekiai, kuri jums visiškai nereikalinga, todėl ji ir yra prabangos prekė, nes ji nėra būtina. Sekantis momentas, būna ir tokių klausimų, retokai, bet būna, nežiūrint į tai, kad tai nėra išmintinga, bet kokiu požiūriu, klausimas dėl bankinių ar momentinių kreditų Forex prekyboje. Tarkime, kai kurie galvoja, paimti kreditą su 30% metinėmis palūkanomis, iš jų uždirbti 50% metinių palūkanų, kreditą gražinti, o skirtumą įsidėti į kišenį. Čia yra visiškai neadekvatus ir neprotingas variantas, tokį dalyką užmirškit iš karto. Kodėl? Todėl, kad atsiras tik papildomas stresas ir galvoje atsiras tokios mintis, man būtinai reikia uždirbti pinigų. Ir rezultate jūs pradėsite ieškoti sandorių ten, kur jų nėra ir atitinkamai atsiras nuostoliai. Aš esu girdėjęs, kad viena Forex kompanija būtent taip daro, taip siūlo daryti žmonėms. Na, taip yra daroma paprasčiausiai, kad vadybininkas uždirbtų savo bonusus, todėl būkite atsargus ir niekada taip nedarykite. Einame toliau. Sekantis klausimas, kurį reiktų užduoti pačiam savo, tarkime, jūs atėjote į Forex ir pas jūs nėra tų pačių $20,000, kaip rašo užsienio formuose, o yra, tarkime, $100 arba eurų. Štai tokia iš principo nedidelė suma, jūs atsidarote sąskaitą ir jums reikia nuspręsti, ko jūs norite. Šioje situacijoje yra du variantai. Tai vienas jų yra uždirbti, kitas yra išmokti prekiauti. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo tai vienas ir tas pats variantas. Atrodytų, jeigu aš išmoksiu, tai aš kaip ir turėčiau uždirbti, ten daug 100%. Tačiau tai visai ir visai ne taip. Mes aptarsime abu šios variantus iš eilės ir eigoje viskas taps aišku. Taigi, jeigu jūs norite išmokti prekiauti, yra tokia labai protinga frazė, ji skamba maždaug taip: turtingi nedirba dėl pinigų.
Šios frazės autorius yra žymus marketingo knygų autorius Kiyosakis, kuris teigia, kad turtingi žmonės nedirba dėl pinigų, o jie dirba dėl patirties. Šiuo atveju Kiyosakis kalbėjo apie patirtį marketinge, tai yra tiesioginiai pardavimai, klientai ir taip toliau. Na, o mūsų atveju nedidelė sąskaita gali pasitarnauti būtent patirties įgyjimui, būtent darbe su didelėmis sąskaitomis. Taip pat reikia pasakyti, kad jei nėra didelių pinigų, tai irgi yra gerai. Kodėl? Todėl, kad dažnai atsiranda tokia situacija, man irgi tai buvo nutikę labai senai, kai žmogus atsidaro nedidelę sąskaitą, pradeda kažkas gautis, na, dažniausiai tai būna, galbūt tai tiesiog pasiseka, kai sandoriai praktiškai atidaromi iš lempos, atidaromi, pasiseka ir rezultate gaunasi toks neblogas pliusas, žmogus tai mato ir tada bėga, kartais dar pasiskolina pinigų, čia blogiausias dalykas, arba pasiema savo santaupas, arba paprašo iš tėvų ar pažįstamų, žodžiu, kažkokiais būdais suranda tam tikrą pinigų sumą, kartais ganėtinai didesnė nei gali sau leisti ir deda tuos pinigus į sąskaitą, na ir toliau kaip paprastai tokia sąskaita sudega. Štai tokia liūdna baigtis. Džeko Švagerio knygoje Rinkos magai, neprisimenu, kuris traderis yra sakęs, kad aš greičiau patikėčiau naujoku, kuris ateina į rinką su $2000. Na, čia primenu, kad vakarų šalių supratimu tai labai maži pinigai, negu kažkokiu milijonieriaus sūnumi, kuris ateina į rinką su 100 000. Štai tokia citata. Kodėl taip yra? Todėl, kad naujokas atėjęs su nedideliu depozitu, kaip bebūtų keista, bus atsakingesnis, pas jį bus mažiau visokių fantazijų ir panašiai. Ir jeigu pas jį nebus galimybės surinkti didelės sumos, jis jos ir nesudegins. Tai yra, jeigu pas jūs nieko nėra, tai taip pat yra tam tikra turto rūšis. Tai vėlgi vieno autoriaus citata, kurio mintis yra nieko neturėjimas taip pat yra turtas, nes jeigu nieko neturi, tai nieko ir neprarasi. Taigi visų pirma, jeigu jūsų tikslas yra išmokti prekiauti ir pas jūs yra nedidelė sąskaita, tokiu atveju atsidarome tik centinę sąskaitą. Net jei pas jūs yra $100 ar eurų, ir iš principo, jei ir galima būtų prekiauti su 0,01 loto dydžiu, marža kaip ir leidžia ir yra tokių strategijų. Tačiau aš rekomenduoju tik centinę sąskaitą. Kodėl? Todėl, kad automatiškai daugiau skaičiukų ir jūs galėsite tiksliau apskaičiuoti riziką ir tuo pačiu simuliuoti priekybą didelėje sąskaitoje, nieko neapvalinant, taip sakant, iki paskutinio loto viską apskaičiuoti, žodžiu, treniruotis. Tuo pačiu reikia, kad pas jūs nebūtų ypatingo poreikio pinigams. Tada bus šansas, kad jūs laikysitės rizikos ir viską darysite teisingai, nedarysite nesąmonių, kad pavyzdžiui, aš tuoj pasidvigubinsiu, paskui vėl pasidvigubinsiu ir per 48 dienas uždirbsiu viso pasaulio pinigus. Todėl net ir prekiaujant nedidelėse sąskaitose, tokios mintis daugelį aplanko. Tai yra, jūs privalote turėti kažkokį pajamų šaltinį. Tai gali būti kažkoks verslas, darbas, darbe nėra nieko baisaus, kas yra skaitęs Kiyosaki apie du tėčius, turtingas tėtis ir vargšas tėtis, atrodo taip vadinasi. Ir ten buvo tokia frazė, kur vargšas tėtis sako turtingam tėčiui, kaip čia taip, tugi sakei, kad tu nori, kad aš užsiimčiau verslu, kodėl aš turiu dirbti darbe. Ir turtingas tėtis jam į tai atsako, kad verslas verslu, bet tau reikia kažką valgyti ir tau reikalingas stogas virš galvos. Todėl kažkoks nuolatinis pajamų šaltinis jums irgi yra
būtinas. Tai padės išvengti to dalyko, kad jums nuolat trūks pinigų ir nebus to, kad staigiai reikia kažką uždirbti, nes nėra pinigų pragyvenimui. Ir tada jūs laikysitės rizikos valdymo, laikysitės taisyklių ir išliksite labiau emocionaliai ramesni, būtent prekyboje. Sekantis momentas, be kurio neįmanoma, jeigu jūs norite išmokti prekiauti. Pirmas dalykas, primenu, pas mus buvo centrinė sąskaita, o antras yra veikianti prekybos strategija. Prekybos strategija arba sistema išanalizuota ir ištestuota. Tai yra, jūs įsitikinate, kad visų pirma tokia strategija jums patinka, ji jums tinka pagal jūsų laiką, taip pat jūs ne tik pratestavote ją istorijoje, kad ji pelningai prekiauja, bet ir sudarėte šiokią tokią ataskaitą, kur matyti, koks procentas yra pelningų sandorių, koks yra maksimalus laikinasis nuosmukis, kokia tikėtina pelningų sandorių serija, kokia tikėtina nuostolingų sandorių serija, ir jūs visą tai žinote, jūs visą tai atsispausdinote ir žinote, ko iš tos strategijos tikėtis. Tai yra, jums reikalinga strategija, kurią jūs pažįstate ir jums su ją prekiauti yra patogu ir jūs ją pasitikite. Tai yra svarbu. Sekantis momentas, kadangi mes mokomės prekiauti, labai svarbu yra viską skaičiuoti arba procentais, arba punktais. Pinigais nieko skaičiuoti neverta. Todėl, kad jeigu rašysite savo rezultatus doleriais ar eurais, kad aš ten uždirbau per mėnesį $2, tas jūs veiks demotyvuojančiai ir atitinkamai kels norą surizikuoti papildomai, pabandyti užkalti daugiau pinigų ir taip toliau. Taigi visus rezultatus mes skaičiuojame procentais arba punktais. Jeigu jūs centrinėje sąskaitoje uždirbote 5 arba 10% per mėnesį, tai jau yra labai ir labai gerai. Prasilaikykite su tokiais rezultatais bent pusę metų ir tada drąsiai galima judėti toliau. Taigi skaičiuojame viską procentais arba punktais ir būtinai užsirašome savo rezultatus. Galima rašyti Excel'yje, galima rašyti ranka ant popieriaus, čia kaip kas mėgsta, nors yra teigiama, kad geriausiai yra viską rašyti ranka ant popieriaus, tokiu būdu neva geriau veikia smulkioji motorika ir duomenys veiksmingiau įsisavinami. Tačiau man asmeniškai ranka rašyti nepatinka, aš savo rezultatus kiekvieną mėnesį vedu Excel'yje, bet tai tik tai mano nuomonė. Jūs galite rašyti ranka. Bet tą daryti reikia, todėl kad savo rezultatų statistikos vedimas lemia jų didėjimą. Tai ne aš sugalvojau, tai yra įrodyta sportininkų, tiksliai nepasakysiu, nesu didelis sporto ekspertas, bet anksčiau, tarkime, bėgimo sporte, pavyzdžiui, prieš 50 metų atgal, buvo vieni rekordai, pavyzdžiui, bėgant 100 metrų, ir tada atrodė, kad pastatyti naują rekordą jau nebeįmanoma. Bet po 50 metų buvo užfiksuotas naujas rekordas ir, kas įdomu, kiekvienas naujas rekordas buvo statomas sekundės dalimi. Vis daugiau, greičiau, tiksliau. Štai atrodo, kas čia įvyko. Ar žmonės pradėjo kitaip bėgioti? Ne. Ir kai tas naujas rekordas buvo užfiksuotas, visi bėgikai pradėjo bėgioti maždaug tokiu pačiu tempu, tokiu pačiu greičiu, kuris jau tapo kaip ir norma, tapo normalu sportininkams. Tai yra, jeigu anksčiau jiems tas skaičius buvo nepasiekiamas, o dabar jie mato, kad visa tai yra pasiekiama, yra nauja pastatyta norma, normalu, jiems dingsta tas psichologinis blokas ir jie pradeda bėgti greičiau. Lygiai tas pats vyks ir su jumis, kai jūs pradėsite vesti ir rašyti savo rezultatus, jie pas jūs pradės augti.
Nežinau, kaip tai paaiškinti iš psichologijos pusės, bet tai veikia. Lygiai taip pat su finansais, kai pradedi skaičiuoti išlaidas, jos visada kažkiek sumažėja. Tai yra įrodyta ekonomistų. Sekantis momentas, kuris turi būti, tai abejingumas ne tik uždarbiui, apie kurį kalbėjome, kad neturi būti pinigų trūkumo, bet ir abejingumas sandorio rezultatui. Tai yra, jums turėtų būti iš principo tas pats, ar sandoris užsidarys su stopu, ar sandoris užsidarys su take profitu. Arba, tarkime, pas jūs nebus take profito ir sandoris nukeliaus toli į pliusą, jums turi būti visiškai vis viena. Kad būtų lengviau, šioje vietoje galima save įsivaizduoti kaip kažkokį tyrinėtoją analitiką, kuris žiūri į strategiją ir tikrina ją ilgoje laiko atkarpoje. Tokia nedidelė psichologinė apgavystė savęs paties, nes jeigu jūs pergyvenate dėl kiekvieno sandorio, tai patikėkite, nieko gero iš to neišeis. Yra tokia labai gera frazė, kad išlikti ramiu dėl kažko tai reiškia ne tai, kad pas jūs turi būti kažkokios emocijos prislopintos, o tai reiškia, kad jų apskritai nėra. Todėl jūs turite būti abejingi sandoriams. Toliau seka logiškas klausimas. Aš prekiauju ir kas toliau? Laikausi rizikos, kapitalo valdymo, yra kažkoks pliusas mažoje sąskaitoje, uždirbu kažkokius centus, uždarbio procentas kaip ir geras, keletas mėnesių iš eilės, nėra didelių nuosmukių ir taip toliau. Taigi atsidarome centinę sąskaitą su $100, kurie centinėje sąskaitoje pavirsta į 10 000 ir mes dirbame lygiai taip pat, lyg pas mus būtų $10 000. Uždirbame faktiškai kažkokias kapeikas, bet procentais rodome visai gerus rezultatus. Nuosmukiai nedideli, atrodytų viskas gerai. Būtent ko trūksta, tai trūksta pinigų. Bet yra rezultatai. Dabar mums reikia, kad tokie geri rezultatai būtų 3-5 mėnesius, bent pusę metų, žodžiu, centinėje sąskaitoje. Ir toliau yra variantai. Pirmas variantas – pasididinti esamą depozitą iki normalaus, vėliau pakalbėsime, kaip tai padaryti techniškai, arba atsidaryti PAM sąskaitą ir ten kviesti investuotojus, žodžiu, traukti didesnius pinigus. Po to, kai mes daugmaž išmokome prekiauti, galima pereiti prie kito etapo, tai yra uždarbio. Aišku, galima pereiti prie uždarbio etapo ir neišmokstant prekiauti, sakykim, taip teoriškai, bet aišku, labiau teisingesnis būdas yra išmokti, o nestengtis uždirbti. Tačiau nežiūrint to, yra atskira strategija. Strategija ne ta prasme kaip tam tikras taisyklių rinkinys, o kaip metodas. Tai yra dirbant su mažomis sąskaitomis ir dirbant ne tuo tikslu, kad išmokti, o tuo tikslu, kad būtent uždirbti. Tai yra atsidaroma sąskaita su pavyzdžiui $100 ir tikslas yra uždirbti 50 ar uždirbti dar 100 arba dar daugiau ir taip toliau. Tai yra iš principo mes ateiname ir sąmoningai suprantame, kad pas mus bus dideli nuosmukiai, pas mus sąskaita dažnai galės iš vis sudegti, bet periodiškai pas mus bus ir dideli uždarbiai, lyginant su depozitu, kurie, jeigu mes viską kruopščiai darysime, padengs mūsų nuostolius. Taigi, kaip galima uždirbti? Pirmas variantas, daug kartų apie jį buvo kalbėta, tai yra sukaupti pinigų sumą reikalingą atsidaryti PAM sąskaitai. Prekiauti adekvačiai pagal visas taisyklės, 2 procentai rizika viename sandorėje, laikomės kitų taisyklių ir traukiame investuotojų kapitalą. Atitinkamai atėję investuotojai mokės jums procentą už PAM valdymą ir iš esmės iš to galima gyventi. Na, su šiuo variantu, manau, klausimų neturėtų būti, apie jį kalbėta daug ir daug kartų.
algoritmas yra toks, mokomės uždirbti daugmaž stabiliai centinėje sąskaitoje ir jei viskas gerai, atsidarome PAM sąskaitą, traukiame svetimą kapitalą, imame komisiją nuo investuotojų, nuo pelno ir visi laimingi. Na, čia viskas kaip ir aišku. Dabar panagrinėkime variantą be PAM sąskaitos. Taigi, mes neturime PAM sąskaitos, atidarinėti jos nenorime, prekiauti pagal klasikinės rekomendacijas, ten 2 procentai rizika depozitui viename sandorėje, viskas po truputį, rezultatų vedimas, taip toliau. Tokių dalykų paisyti ne tai, kad nenorime, bet tiesiog norime uždirbti va čia ir dabar. Ką daryti? Čia variantas yra toks, kad tam, kad uždirbti su nedideliu depozitu, mums vis tiek prireiks dirbanti, veikianti ir protestuota prekybos strategija. Be to, mums reikės prekiauti šiek tiek geriau nei didelėse sąskaitose. Tai yra, jums reikės, kad pelningų sandorių procentas būtų šiek tiek didesnis. Apie tai mes tuoj pakalbėsime. Taigi mums prireiks veikiančios prekybos sistemos ir minimalaus kiekio valiutų porų. Kodėl? Todėl, kad kuo mažiau porų, tuo mažiau pozicijų. Pozicijų turiu omeny esančių vienu metu, kadangi atitinkamai pas jūs bus daugiau laisvų lėšų. Taip pat dėja labai daugelis nesupranta kreditinio peties prasmės, kadangi būtent uždarbiui su nedidelė sąskaita, kreditinis petys turi būti kuo didesnis. Tai yra maksimalus 1 prie 500, kiti brokeriai 1 prie 1000 duoda. Žodžiu, rinkitės maksimalų, todėl kad tai iš esmės yra ne kas kita, kaip papildomi pinigai, kuriuos duoda jums brokeris, kad jūs prekiautumėt arba, paprasčiau kalbant, reikalingas mažesnis užstatas. Bet tai dėja ne visi supranta. Tai yra, faktiškai jūs atsidarote mažą poziciją, o brokeris jums duoda daugiau pinigų ir sako, imkim ir atidarykim didesnės apimties poziciją. Na, čia daug kas iškart pasakytų, kad labai padidėja rizika. Primenu, kad dabar mes kalbame apie tai, kaip uždirbti. Apie tai, kaip išmokti, mes kalbėjome pirmoje video pamokos dalyje. Taigi, reikalingas maksimalus kreditinis petys, minimalus valiutų porų kiekis, todėl, kad vienu metu atidarytos pozicijos su keletu valiutų porų, tai yra užimta marža. Kuo pozicijų mažiau, tuo marža didesnė ir atitinkamai didesnis kapitalas. Toliau, maži stopai ir dideli take profitai, sutinkamai su teigiamu risk-reward proporcija, tai yra pelno ir rizikos, tai yra mažiausiai 1 prie 3, idealiausia 1 prie 5, 1 prie 6, tai yra stopo dydis, tarkime 10 punktų, take profito 50. Kodėl? Todėl, kad dideli stopai šiuo atveju mums bus nenaudingi, aišku, adekvatumo ribose. Toliau, centinė sąskaita ar necentinė, šiuo atveju priklauso nuo strategijos. Jeigu pas jūs yra išskirta prekybai, tarkime, 100 eurų arba 100 dolerių ir jūsų rizika yra užkelta arba sumažinta, apie tai mes pakalbėsime, ir leidžia dirbti su 0,01 loto, tada ok. Jeigu neleidžia, tada atsidarykite centinę sąskaitą. Bet apskritai įprastinė sąskaita yra geriau iš tos pusės, kad yra geresnis vykdymas, mažesnės komisijos, priedai geresni nei centinėje. Toliau po to, kai pas mus yra dirbanti prekybos sistema, minimalus valiutų porų kiekis su nedideliais stopais, mes imame strategijų testerį, na čia irgi yra variantai, galima imti mokamą Forex Tester 2, galima imti nemokamą Trade System, galima imti nemokamą Simple Forex Tester. Jų yra nemažai. Galite, jeigu sau galite leisti, imkite mokamą, negalite, imkite nemokamą. Čia aš kalbu apie rankinę prekybą. Jeigu robotas, testuokite terminalo testerėje.
čia irgi jokių problemų nėra. Kur testuoti geriau? Jeigu jūsų strategijoje nėra specialių indikatorių, patogiausias yra Forex Tester 2, bet jis yra mokamas. Jeigu pas jūs yra nestandartiniai indikatoriai kažkokie, arba neturit pinigų, tai testuokite su TS Tester. Yra pas mus portale, galite atsisiųsti. Taigi, pratestuojame strategiją testeryje su tokiu pat depozitu, koks pas jūs sąskaitoje yra planuojamas. Tai yra, jei pas jūs planuojamas biudžetas su 100 eurų arba dolerių, reiškia testuojame su 100 eurų ir žiūrime, kas bus. Na, jei viskas blogai, arba keičiame strategiją, arba kažką modifikuojame, bet iš esmės mums būtina žinoti, ko laukti. Ne tai, kad įmetėm į sąskaitą 100 eurų, pasiėmėm pirmą pasiteikiusią strategiją ir viskas. Taip netiks. Testuojame su tokiu balansu, koks pas jūs sąskaitoje ir būtinai nustatome maksimaliai nuostolingų sandorių seriją iš eilės. Tai yra testavimo metu, kokia pas jūs buvo serija nuostolingų sandorių iš eilės. 3 sandoriai, 5, 7, 10 sandorių. Jums būtina tą žinoti. Kaip tą apskaičiuoti? Na, iš principo, bet kuriame testerėje tai yra rodoma. Taip pat rekomenduočiau pasinaudoti programą EA Analyzer. Yra tokia programėlė mūsų puslapyje. Žinau, daug kas ją naudoja. Ji parodo išsamiausią statistiką. Taip pat galima puslapyje myfxbook.com įkelti ataskaitas. Ten irgi informacija parodys. Žodžiu, jums yra būtini jūsų strategijos statistiniai duomenys ir tuoj suprasite, kodėl. Statistikoje mums nereikalingas maksimalus nuosmukis, mums reikalinga maksimali nuostolingų sandorių serija iš eilės, tikėtina. Ir šioje vietoje reiktų žinoti, kad realybėje maksimalus nuosmukis ir nuostolingų sandorių serija visada bus didesnė. 100% visada. Aš jums tai garantuoju. Maždaug 30% bus didesnė. Tai yra, jeigu jūs ištestavote savo strategiją ir ji jums parodė, kad maksimaliai nuostolingų sandorių serija iš eilės yra, tarkime, 5 sandoriai, reiškia bus 7. Toks skirtumas atsiranda dėl to, kad prekiauja žmogus, o ne testeris. Ir žmogus niekada neprekiauja idealiai. Todėl 30% paklaidą yra būtina pridėti. Toliau pakalbėsime apie papildomas gudrybės, kurios gali padidinti bendrą pelningumą, tačiau nedidinant bendros rizikos. Na, rizika čia neina apie 2% sandorių, savaime aišku, kad ne, nes mūsų tikslas yra uždirbti. Mūsų tikslas yra nesudegti ir išeiti į pliusą. Tačiau tai yra sudėtingiau. Taigi, pirmas variantas tai yra šiek tiek padidinti savo rezultatyvumą, atidarant sandorį po kabutėse popierinio nuostolio. Kas tai yra? Tai yra, mes atsidarome grafiką, tarkime pagal savo prekybos sistemą, ieškome signalų. Na, kaip pavyzdys, ieškome Pinbaro modelio, bet sandorio neatidarome. Tiesiog arba pamatę Pinbaro modelį pažymėme jį grafikę, arba atsidarome sandorį demo sąskaitoje. Jei sandoris yra sėkmingas, laukiame toliau. Sulaukime dar vieno signalo, sekančio sandorio, pliusas, Sekantis sandoris užsidarė su minusu, o va štai dabar sekantį signalą mes imsime realioje sąskaitoje, kuris atsiras. Kodėl taip reikia? Čia šioje vietoje mes šiek tiek sumažiname nuostolingų sandorių procentą ir tuo pačiu nuimame tą psichologinį faktorių, kuris atsiranda dažniausiai tada, kai patiriamas nuostolingas sandoris. Ir taip dažniausiai būna, kai po nuostolingų sandorių yra bijoma įeiti į rinką, o sandoriai paprastai tada būna sėkmingi. Taigi mes laukiame, kada pas mus atsiras popierinis nuostolingas sandoris,
Na, jūs galite atsidaryti jį demo sąskaitoje, kad būtų įdomiau. Ir kai tik nesėkmingas sandoris atsiranda, atsiradus po jo sekančiam naujam signalui, mes įeiname realioje sąskaitoje, įmame tą signalą. Bet tai veikia ne visose strategijose, čia nėra mano sugalvota, tai paimta dar iš senosios vėžlių strategijos, sugalvota daug metų atgal ir patikrinta su daugeliu milijonų dolerių, tais pačiais vėžliais, todėl čia jokių mano fantazijų nėra. Toliau sekantis momentas, kurį reiktų dar pakartoti, kaip mes atsimename, testavome mūsų strategiją ir paskui ją analizavome. Primenu, galite analizuoti per servisą myfxbook.com įkėlus testavimo duomenys arba per programą EA Analyzer. Ji yra nemokama, yra mūsų portale. Ir atlikus analizę mes pamatome strategijos silpnasias vietas, o būtent valiutų poros, su kuriomis arba apskritai būna nuostolis, kai kažkuri, tarkim, neša vien nuostolius, o kitos yra pelningos, mes pašaliname tas nuostolingas poras, pašaliname taip pat nuostolingas dienas. Pavyzdžiui, yra strategijų, kurios itin prastai veikia pirmadieniais, arba blogai veikia penktadieniais. Arba, tarkime, jūs išanalizavote ir jūsų strategija itin prastai veikia trečiadieniais, na ir panašiai. Žodžiu, ieškome tokių silpnų vietų ir jas šaliname. Čia būtina pabrėžti, kad mes jų nebandome optimizuoti, tai yra nebandome suprasti, o kodėl penktadieniais ten traderiai užbaigia prekybą anksčiau ar išeina anksčiau. Nieko neanalizuojame, tiesiog panaikiname tą problemą, tą penktadienį, jeigu sistema prastai veikia būtent tą dieną. Ir dar vienas labai įdomus momentas, atkreipkite dėmesį į nuostolingus mėnesius. Bet tam reikalui reikia ištestuoti strategiją už kokius 3-5 metus. Ir galimas toks dalykas, kad kai kurie mėnesiai, greičiausiai tai bus sausis, liepa arba rugpjūtis, kada jūsų strategija dirbs prastai. Kodėl? Todėl, kad, sausis kaip ir aišku, žmonės po naujųjų metų, liepa rugpjūtis, dauguma atostogauja ir atitinkamai rinkoje mažiau žaidėjų. Penktadieniai dažniausiai būna svarbios naujienos, pavyzdžiui, non-farmai, ir būtent tokie non-farmai ir gali sugadinti, sumažinti jūsų strategijos pelningumą. Tai yra, galite arba išmesti tiesiog visus penktadienius, arba galima išmesti, pavyzdžiui, visus penktadienius su non-farmais. Pavyzdžiui, myfxbook statistikoje galima matyti prekybos sėkmingumą net pagal valandas. Pavyzdžiui, jeigu nuo 18 iki 20 valandos strategijos sandoriai dažnai nuostolingi, galite išmesti tas valandas. Ir taip toliau. Tokiu būdu viskas tampa daug geriau. Sekantis momentas, kurio prireiks jums bet kokiu atveju, tai yra apribojimai, prekiaujant nedidelėse sąskaitose. Tai yra būtent pelno ir nuostolio apribojimas per dieną, jeigu jūs, tarkime, dienos metu prekiaujate, ir per savaitę ar mėnesį, jeigu tai kažkokie dideli laiko intervalai. Tačiau dažniausiai, kur tikslas uždirbti, dažniausiai prekiaujama nedideliuose laiko intervaluose ir pavyzdys, jūs savo nustatote uždirbti, tarkime, geriausiai punktais visada kelti tikslus, bet iš principo galima ir eurais ar doleriais, bet geriau punktais. Nustatykite savo apribojimą 20 punktų. 20 punktų uždirbote, viskas, uždarome grafiką, einame ilsėtis. Arba 20 punktų praradome, irgi uždarome grafiką ir neprekiaujame. Ta dieną daugiau neprekiaujame. Tai yra būtina emociniai būkliai. Dabar pereikime prie keleto gudrybių su rizikos valdymu. Be to, ką aš pasakiau eigoje, kad loto dydis gali būti didesnis nei 2 procentai,
Tačiau jums būtina testeriai ištestuoti sistemą su tokiu depozitu, kad jis atlaikytų tikėtiną nuostolingų sandorių seriją, apie kurią kalbėjome. Ir plus 30%. Pavyzdžiui, jūs ištestavote, kad jūsų sistema duoda maksimaliai 7 nuostolingus sandorius iš eilės istorijoje, reiškia, jums reikalingas toks loto dydis, su kuriuo turimas depozitas atlaikytų 7 nuostolius iš eilės plus 30%. Čia primenu, jeigu tikslas yra uždirbti, aišku, savo depozito rėmuose. Taigi, apie rizikos valdymą, jeigu mūsų tikslas yra uždirbti mažose sąskaitose, 2% nuo depozito rizika vienam sandoriui netiks. Todėl mes iš anksto suprantame, kad pas mus bus didesnis nuosmukis nei paprastai, todėl mes nuosmukį apskaičiuojame ne pagal jo esamą dydį, pavyzdžiui, nuosmukis nedidesnis 30%, o apskaičiuojame riziką remdamiesi į sumą, kurią mes galime prarasti. Va yra toks populiarus patarimas apskritai finansų pasaulyje. Nerizikuokite tais pinigais, kurių negalite leisti savo prarasti. Iš principo viskas teisinga, tik čia turima omeny bendra depozito suma, todėl reikia žiūrėti būtent į bendrą nuosmukį, kurį jūs pasiruošę prarasti ir tuo pačiu pamiršti. Todėl būtent nuo tokios sumos ir apskaičiuojame riziką taip, kad mūsų depozitas atlaikytų maksimalią sandorių seriją, kurią mes testavimo metu nustatėme ir pridedame prie jos dar 30%. Kokias rizikas naudoti? Na, aktyviai prekybai dienos metu rekomenduojama kiek mažesnė rizika. Apskritai, kuo daugiau sandorių į dieną, tuo mažesnis turi būti procentas vienam sandoriui. Kodėl? Todėl, kad didėja atsitiktinumo faktorius negu aukštesniuose laiko intervaluose. Prekiaujant mažesniuose laiko intervaluose būna toks dalykas kaip atsitiktinumo faktorius, kai reikalas yra tame, kad pas jų strategija ne todėl, kad bloga ar ten prekiautojas per kvailas nemokate prekiauti, o tiesiog atsitiktinumas, todėl kad tai dienos prekyba ir tą reikia atsiminti. Taip pat aktyviai prekybai jums reikia nustatyti limitą ne tik pelnui ar nuostoliui, bet ir sandorių skaičiui dieną. O būtent jūs žinot, kad bendrai pagal strategiją yra įmanoma sudaryti 20 sandorių, tai jūs nustatote savo limitą, pavyzdžiui, iki 5. Jūs sudarote tik 5 sandorius ir viskas, daugiau neprekiaujate. Čia kaip turint revolverį ir jame yra 5 šoviniai. Tokiu būdu jūs pirmiausiai sumažinsite savo psichologinį faktorių, jo įtaką, bet bendrai geriau pasirinksite sandorius. Kadangi primenu, siekiant uždirbti, mums reikia prekiauti šiek tiek geriau nei didelėje sąskaitoje. Todėl mes renkamės labiausiai gražius ir teisingus sandorių signalus. Ir limitą sandoriams jums būtent tai padės realizuoti. Kitas momentas, šiek tiek papaišysime, kas pas mus vyksta, kai yra rizikuojama standartiškai. Tarkime, jūs atidarėte sandorį su 0,1 loto ir sandoris pelningas, jūs uždirbote, balansas išaugo, štai kreivė į viršų. Ir sekantį sandorį jūs jau padidinate iki 0,2 loto. Dabar mes nekalbame, kad rizika yra kažkaip pakelta, tiesiog standartinis rizikos valdymas, pas jūs padidėjo depozitas, automatiškai jūs padidinote lotą ir tas momentas pakliuvo kaip tik ant nuostolingo sandorio. O jeigu pas jūs take profitas ir stopas maždaug vienodi, tai kas įvyksta? Įvyksta sekantis dalykas. Štai, maždaug toks paveikslas grafikė.
pas jūs nuostolis gavosi didesnis negu pelnas. Kodėl? Todėl, kad jūs padidinote loto dydį. Padidėjo depozitas, padidinote lotą, atsirado nuostolingas sandoris ir rezultate jis atnešė didesnį nuostolį nei pelningas. Kad to išvengti, čia irgi naudojama tokia nedidelė gudrybė, o būtent mažinti loto dydį, kai yra pasiekiamas naujas pikas, naujas maksimumas balanse. Tai yra, jeigu pas jūs yra balanso kreivė, tarkime, štai didėja, daugmaž stabiliai prekiaujate, balansas didėja ir ką mes darome? Kai tik pas mus atsiranda naujas pikas balanse, balansas parodo naują maksimumą, mes sumažiname mūsų loto dydį iki prasidės nuostolingų sandorių serija. O būtent pas mus buvo 0,04 loto dydis, taip, atsirado naujas pikas, atrodytų viskas gerai, bet mes sumažiname lotą iki 0,02, arba iki 0,03 ir toliau laukiame serijos, nors 2-3 nuostolingų sandorių. Jeigu jų nėra, ok, viskas gerai, prekiaujame toliau 0,02, arba 0,03 ir laukiame bent 2-3 nuostolingų sandorių. Ir kai tik tai nuostolingų sandorių serija praėjo, štai tarkime 2-3 sandoriai nuostolingi, mes vėl didiname loto dydį iki buvusios reikšmės arba net šiek tiek daugiau. Toliau sulaukiame naujo balanso piko. Taip, tarkime, pas mus buvo 0,04, mes vėl jį arba iki 0,08 ir sulaukę naujo piko balanse, mes vėl jį sumažiname. Tarkime, iki 0,05. Ir vėl laukiame nuostolingų sandorių serijos, nors poros nuostolingų sandorių. Tokia sandorių serija praėjo, stopus mes užfiksavome ir mes vėl grįžtame prie tokio loto dydžio, kuris turi būti, arba šiek tiek didesnio. Čia aš be abejo kalbu apie uždarytus sandorius. Tai yra, balanso pikas turi būti fiksuojamas tada, kai sandoriai yra uždaryti. Balanso piką galite stebėti myfxbook.com servise, kur matysis visa jūsų statistika. Manau, čia idėja aiški. Vėlgi tai ne mano sugalvota, tokie metodai yra taikomi. Toliau yra dar vienas toks momentas, panašus variantas, kai mes prekiaujame ir didiname lotą kaip įprastai, balansas didėja, mes lotą didiname, balansas mažėja, mes lotą mažiname, bet vyksta arba gali vykti, kas ilgą laiką prekiauja, tai bet kuriuo atveju apie tai žino, įvyksta sekantis dalykas. Tarkime, pas jūs yra kažkoks augimas, jūs kažką uždirbote, tarkime, pradėjote nuo 0,1, uždirbote, lotą padidinote ir iš karto nuosmukis. Taip? Ir tada jūs lotą vėl sumažinate. Taip? Pas jūs atsiranda kažkokie pelningi sandoriai, bet kadangi lotas yra sumažintas, tuos nuosmukius atmušti jau yra daug sunkiau. Ir pas jūs atsiranda pelningi sandoriai ir jų gal jau net yra daugiau nei buvo pirmame etape, bet iš nuosmukio jūs dar neišėjote, kadangi lotas yra mažesnis. O tada vėl čia atsiranda kokie nuostolingų sandorių serija, vėl nuosmukis, žodžiu, bėda. Kaip su tokia bėda kovoti?
kovoti labai paprasta, aš pats taip darau. Reikia nemažinti loto, kai atsiranda nuosmukis. Tai yra pirmas variantas, bet čia jūs turite būti įsitikinę savo strategiją. Na, arba jums turėtų būti visiškai nusispjauti į tą sumą, kurią jūs galite prarasti. Nes kas mums dabar aktualu, mes kalbame apie mažas sumas. Tai ne martingeilas šiuo atveju, apie martingeilą mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Tai yra tai, kad mes nekeičiame loto dydžio atsiradus nuosmukiui. Bet kai tik tai mes uždirbame kažkokią tai ribą, tarkime, pradėjome su $100, su lotu 0,1, uždirbome 200 ir padidinome lotą iki 0,3, tarkim. Ir štai, kai atsiranda vėl nuosmukis, mes loto nemažiname. Tai yra, mes naudojame ne procentą nuo depozito, o n lotų ant kiekvieno x piniginio vieneto. Tai yra fiksuotas lotas arba fiksuota frakcija. Atrodo, taip jį vadinasi. Na, idėja turbūt aiški. Bet čia turite būti įsitikinę savo strategiją ir jums turėtų būti neskausmingi galimi pinigų praradimai. Na ir dabar keletas žodžių apie martingeilą. Martingeilas tai ne visada neišvengiamas blogis. Kodėl? Todėl, kad visų pirma mes kalbame apie mažas sąskaitas. Todėl, sakykim taip, mes labai neišgyvensime, jeigu pralaimėsime. Iš esmės martingeilą galima naudoti nebūtinai visada taikant jį 100%. Na, kaip tai suprasti? Koks yra 100% taikymas, tarkime, mes atidarėme sell poziciją, taip, su 0,1 loto, tačiau kaina pakilo į viršų. Mes atidarome dar vieną sell su 0,2. Taip, kaina vėl kyla, mes vėl patiriame nuostolius, mes atidarome jau su 0,4, kaina kyla toliau, sekantis 0,8 ir taip toliau. Lotas labai greitai užauga ir kas įvyksta, kai pritrūksta mums pinigų, baigėsi marža, sąskaita sudega. Ypač jeigu dar depozitas nedidelis, o lotai didėja labai greitai, viskas sudega, žodžiu, bėda. Čia galima ir būtina yra apriboti būtent tų didinimų ar ratų skaičių. Tai yra, mes žinome, kad mes, tarkime, galime padidinti 3 kartus, tai yra 3 didinimo ratai gali būti ir jeigu trečiajame rate mums nepasisekė, tai mes sekantį sandorį arba sumažiname, arba grįžtame prie pradinio loto dydžio. Tarkime, buvo 0,1, mes padidinome iki 0,2, paskui iki 0,4 ir jeigu trečias sandoris yra nuostolingas, mes grįžtame prie 0,1. Čia vėlgi jūs turite būti įsitikinę savo strategiją, turi būti strategija su didesniu procentu pelningų sandorių, kuri leis tai daryti. Ir mes sandorių neatidarinėjame iš galvos, mes prekiaujame pagal strategiją ir naudojame martingeilą daug švelnesnio varianto. Bet tam, kaip sakiau, reikalinga pelninga strategija. Toliau dar vienas momentas taikant martingeilą, mes neprisirišam prie pirkimų arba pardavimų. Nes kaip dažniausiai būna, rinka juda į viršų, taip, o mes atidarinėjam pardavimus, sell. Rinka vėl juda į viršų, mes atidarom vėl sell. Rinka vėl juda į viršų, mes vėl parduodam. Ir su didesniu lotu. Va taip daug kas ir taiko martingeilą. O iš tikrųjų martingeilą galima taikyti neprisirišant prie pardavimų arba pirkimų. Tai yra, jeigu pas jūs signalas yra pardavimui, jūs atidarėte sandorį,
Jis užsidarė su stopu, sekantį sandorį pirkimui jau atidarote su 2 lotu. Na, ar padidintų, pavyzdžiui, ant 30%. Ir tikėtina, kad antrasis sandoris užsidarys pelningai. Jeigu užsidarė su nuostoliu, gerai, tegu užsidaro, jūs vėl laukite signalo ir jau atsidarote su padidintų lotų. Žodžiu, neprisiriškite prie pirkimų arba pardavimų. Martingale pliusas yra tame, kad jisai sumažina moralinę apkrovą, kas prekiaujant su mažomis sąskaitomis yra priimtina, tačiau aš nerekomenduoju taip daryti didelėse sąskaitose. Tikrai taip daryti nereikia, nors daug kas taip daro ir net didelėse PAM sąskaitose taip daro. Tai matosi ir visi puikiai tą žino. Net galima pasakyti daugiau, pavyzdžiui, PAMų topuose taip yra daroma, taip kad su tuo žmonės dirba ir galima su tuo dirbti ir gyventi. Kaip variantas galima atidaryti sandorį rankomis, o toliau naudoti robotą, tai yra, kad robotas už jūs atidarinėtų arba orderių tinklą, arba didintų lotą. Kaip pavyzdys, mūsų portale yra robotas Dealer Agent Pro, jis moka praktiškai viską. Galite susirasti, ten yra išsami video pamoka, galite pažiūrėti, o nuorodą apie šį robotą rasite šiame straipsnėje. Ir dar vienas momentas apie Martingale, kalbant apie didinimo ratus, kadangi mes sandorius atidarome rankomis, tai yra galvodami, mes tuos ratus galime panaudoti protingiau. O būtent didinti lotą ne šiaip savo, o didinti jį ant palaikymo pasipriešinimo lygių. Arba ant FIBO lygio, jeigu jūs juos naudojate, arba kitų techninės analizės lygių. Būtent, tarkime, grafikas kyla į viršų, taip, ir pas jūs iki to buvo nuostolingas sandoris, tarkime, šioje vietoje pardavėt, kaina pakilo į viršų ir sekančiame sandoryje jūs ruošitės naudoti Martingale ir antrąjį sandorį atidaryti su padidintų lotų. Ir jeigu pas jūs signalas bus nuo štai pasipriešinimo lygio žemyn, tai tokiu atveju jūs didinate lotą štai šioje vietoje. Atidarote pardavimą. Jeigu lygis yra pramušamas, jūs laukiate galimybės įeiti į tuos pačius pardavimus jau nuo sekančio pasipriešinimo. Lygį pasiekėte ir būtent nuo jo atidarote pardavimą jau su padidintu lotu. Tai yra, lotą jūs didinate ne kas kažkiek n punktų, kaip tai daro įprastai robotai, o pasibraižote lygius, kažkokias konsolidacijos zonas, palaikymo pasipriešinimo lygius, FIBO ir taip toliau. Tokiu būdu Martingale panaudojimas nuo lygių padidina tikimybę ir yra naudojamas protingiau. Taip pat reikia pridurti ir pakartot, kad prekiaujant su Martingale prireiks didelio kreditinio peties, maksimalaus peties, kurį leidžia brokeris. Na, čia manau savaime aišku, mažesnė marža, didesnės galimybės atidaryti didesnius ir daugiau sandorių. Dar vienas momentas apie uždarbius su mažomis sumomis, tai yra daug kas galvoja, kad jeigu į depozitą įnešus $100, iš jo būtinai reikia padaryti 1500 uždirbti. Ir ne mažiau. Kitu atveju, jeigu iš $100 nepavirs milijonai, viskas yra blogai. Taip pat kai kurie galvoja, kad prekiaujant depozitą pildyti yra negerai. Atseit tikri traderiai depozitų nepildo, o tik nuiminėja pinigus. Iš tikrųjų tai yra neteisinga ir toks kelias nuo mažų sumų gali būti labai gera pradžia sukaupimui tos sumos, kuri jau leistų jums prekiauti, sakykim taip, rimtai.
Na, su sąlyga, kad jūs prekiaujate stabiliai pelningai. Tai yra su kiekvienu mėnesiu papildote sąskaitą 100-200 dolerių, na arba 50, kai kam 500. Mėnesį pelningai prekiavote, kažkokią dalį pridėjote ir jau jūsų bendras balansas yra didesnis. Jeigu mėnesis nuostolingas, pinigų neįnešinėjate. Viskas paprasta. Ir be to, tokiu metodu jūs pagerinate savo emocinį stovį, nes jeigu depozitas auga, net jeigu auga ne dėl prekybos, o įnešant tam tikrą sumą, jūsų moralinis stovis pagerėja. Aš nemoku paaiškinti, kodėl tai yra, bet tai yra taip. Va štai tokie yra būdai uždarbiui, pabrėšiu uždarbiui, su mažomis sąskaitomis. Kalbant iš esmės, kas vyksta, jūs turite būti pasiruošę nuostoliams. Nuostoliai bus dažni ir didesni, kadangi rizikos yra padidintos. Bet ir periodiškai uždarbis bus geras ir labai geras. Sekantis momentas - nuolatinis pelno išvedimas. Tai yra metodas turi būti toks, kad jūs nesitikite iš 100 dolerių paversti juos į 10 000, o tarkime iš 100 dolerių padvigubinote 200, 100 nuėmėte. Juos pavertėte vėl į 200, vėl nuėmėte 100 ir taip toliau. Bet visada atsimenate tą faktą, kad bet kada tą patį 100 dolerių galite sudeginti ir tai normalu. Štai toks metodas. Na ir aišku, taip pat galima naudoti tas gudrybės, apie kurias aš pasakojau. Papildomos galimybės. Tai gali būti konkursai. Na, aš jų asmeniškai nemėgstu, bet nežiūrint to, tai yra galimybė pasitreniruoti. Tik nedalyvaukite konkursuose, kur reikalaujamas kažkoks agresyvus didinimas ir neadekvačios prekybos sąlygos, kadangi nieko jie jūsų neišmokins. Bet bendrai konkursuose galima ir kažkokių pinigėlių laimėti. Aišku, dažnai jų negalima nuimti nuo sąskaitos, bet galima panaudoti kaip lėšas depozitui. Taip pat sekantis įdomus momentas, tai yra signalų pardavimai. Tai geras dalykas skirtingai nuo PAM sąskaitų. Na, apie PAM sąskaitas yra atskira tema, bet jeigu žmogus patiria kažkokį emocinį diskomfortą, emocinį krūvį, kad valdo svetimus pinigus, tai signalų pardavimas iš principo neturi tokio moralinio krūvio, bet galima uždirbti papildomų pinigų. Net jei, tarkime, turite 10 prenumeratorių, per mėnesį prenumerata 30 dolerių, 300 jau neblogai. Aišku, signalai ten visko būna, visko yra, dažnai ten ir martingeilas, ir agresyvus didinimas, ir dirbtinis reitingų kelimas, na, bet kaip papildomas pajamų šaltinis yra nebloga vieta. Kodėlgi ne? Jeigu pas jūs eina daugmaž pelninga prekyba, na, pardavinėkite signalus, kodėlgi ne. Kur pardavinėti? mql5.com. Ten, kas įdomu, jūsų signalus matys iš viso pasaulio. Ir kiniečiai, ir indai, ir rusai, amerikiečiai. Jų yra daug, tad kodėlgi ne. Pas mus portale yra net atskiras straipsnis apie signalus, ten viskas detaliau aprašyta, kaip juos transliuoti pačiam, kaip prenumeruoti ir taip toliau. Na ir dar vienas variantas, tai lėšų diversifikacija. Čia diversifikacija ta prasme, kad ir pačiam prekiauti, ir investuoti į kitų prekybą, į kitų traderių pamus. Papildomas augimas tikrai nepamaišys ir taip pat galite paleisti dirbti, pavyzdžiui, keletą robotų, kurie senai veikia ir yra užsirekomendavę. Tarkime, pas mus ir robotas tinklas, ir 3 šokėjai neblogai dirba, stabilizatorius dabar labai populiarus robotas.
Azija, naktinis skalperis, tai yra daug pinigų jie neatneš, bet nedidelis augimas, geresnis nei bankė, jau gerai. Jūsų papildomi pinigai dirba. $100 į robotą, $100 į svetimą pamą, su kitu $100 prekiaujate patys. Va štai tokios daugybinės pajamos bendrame rezultate duoda ženklų pliusą. Taip kaip ir smulkiosios išlaidos suėda daug pinigų, taip ir smulkios pajamos, jeigu šaltinių yra daug, atneša daug pinigų. Viskas logiška. Na ir dar vienas variantas, tai gali būti agresyvus depozito didinimas, bet mes apie jį jau esame kalbėję detaliai atskiroje video pamokoje, todėl apie jį čia nekalbėsime. Na kągi, tam kartui pas mane viskas. Ačiū už dėmesį. Jei turėsite klausimų, rašykite komentaruose, o mes susitiksime puslapyje forexprekiautoportalas.lt. Su jumis buvo Mykolas. Viso gero.